Sveiki! Po sėkmingo Rebuild Ukraine virtualaus forumo, kurį surengėme 2025 m. kovo mėnesį, buvo nuspręsta, kad turėtume ir toliau organizuoti panašius renginius. Tačiau iš šio pirmojo renginio surengimo daug ko pasimokėme. Buvo didelis susidomėjimas mūsų organizuotomis informacinėmis sesijomis, tačiau po analizės nuspręsta, kad daugumą jų reikėtų nuolat laikyti internete. Nebuvo prasminga šią informaciją pateikti tik tam tikrų laikų ir tam tikrą dieną. Šis grojaraštis, kurį dabar žiūrite, yra tiesioginis to pirmojo renginio rezultatas ir sprendimo padaryti turinį nuolat prieinamą pasekmė. Kai atskyrėme tuos elementus, kuriuos mūsų manimų galima pateikti nuolat, taip pat supratome, kad galimybė šias prezentacijas žiūrėti keliomis kalbomis gerokai išplėstų jų pasiekiamumą. Mūsų neribotų dominuojančios renginio kalbos, kurios dažniausiai būna ukrainiečių ir anglų. Tai pagerintų tai, kas buvo siūloma pradinėme forume. Tada peržiūrėjome, kas liko ir kaip galėtume tai patobulinti. Tai parodė, kad reikia atsižvelgti į dvi pagrindinės temas. Viena iš jų buvo informacijos, turinčios ribotą galiojimo laiką, bet vis dar svarbios pateikimas. Tokios informacijos pavyzdys galėtų būti pranešimas apie viešosios agentūros, dalyvaujančios Rebuild Ukraine programoje, politikos pokyčius arba informacija apie naujus finansavimo šaltinius, iš esmės, ekonomikos ir politikos naujienų pranešimai. Antroji – didesnis dėmesys dialogui ir sąveikai. Atsiranda tikras paskatinimas dalyvauti, kai potencialūs partneriai yra pasiekiami tik tam tikrą dieną. Požiūris, aš užsiėmęs, visada galėsiu pažiūrėti įrašus vėliau, čia netinka. Todėl ateinančiuose forumuose bus skiriama daugiau pastangų, pateikiama daugiau gairių ir struktūros, kad būtų skatinama tokia dinamika. Tada svarstėme, kaip dažnai ir kada jie turėtų būti rengiami. Kaip gali matyti kiekvienas užsiprenumeravęs Rebuild Ukraine portalą, naujienų atsiranda tiesiog kasdien. Todėl manėme, kad 12 mėnesių tarpas tarp renginių būtų per ilgas. Kita vertus, pasiruošimas šiems renginiams visiems dalyviams reikalauja daug laiko ir planavimo. Todėl nusprendėme, kad kas 6 mėnesius būtų optimalus sprendimas. Tada svarstėme, kada šie renginiai turėtų vykti. Ypač stengtumėmės vengti atostogų laikotarpių ir galimų sutapimų su kitais renginiais, kuriuose dalyvauja Ukrainos verslai. Remdamiesi tuo, nusprendėme, kad geriausios datos būtų kovas, vengiant laikotarpių arti Velykų ir vėlyvas rugsėjis. Norėdami užsiregistruoti kitam renginiui, eikite į Rebuild Ukraine pusmetinio virtualaus forumo puslapį ir užpildykite registracijos formą. Nuorodą į puslapį rasite aprašyme žemiau. Atkreipkite dėmesį, kad visi Rebuild Ukraine portalo prenumeratoriai automatiškai gauna 2 įmonės delegatų bilietus ir 1 virtualų stendą. Prenumeratoriams tereikia užpildyti formoje esančią informaciją, kuri jiems prieinama portale prisijungus. Kadangi pagrindinė šių forumų idėja yra keistis mintimis ir skatinti dalyvavimą Rebuild Ukraine programoje, raginame jūs siųsti man visus turimus prašymus ar pasiūlymus. Jie būtų labai vertinami. Stengsiuosi užtikrinti, kad rastume atsakymus į juos ir atsakytume kuo greičiau. Jei šiame grojaraštyje pateikta informacija jums naudinga, labai padėtumėte mums, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo kontaktais. Būtume jums labai dėkingi. Svarbiausia, prisiminkite, kad ECEICEI Ukraina yra čia tam, kad padėtų. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Nedvejodami susisiekite su manimi. Mano vardas Oleksijus Kožanovas. Kartu galime kurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinučių ir susitikimo kitame Rebuild Ukraine virtualiame forume. Kaip visada, dar kartą dėkoju už jūsų dėmesį ir susidomėjimą.